Labą dieną ir sveiki visi su jumis. Esu ir vėl aš, X-Fighteris ir mano vyra, mano draugas. Palauk. Allah kabar. Ne, pasakys Nika Prestaras. Ir, tai jis turi YouTube'ės kanalą. Ir Jo, Prestaras. prenumeruokit jį. Ir mane prenumeruokit. Čia bus toksai vaikinas su akiniais, ausinėmis, kapišonu ir kepurė. Na. Nu, ne, kepurė. Šiandien einam iš mano mokyklos. Ir jo mokyklos, aišku. Jo, mes dabar einam iš mokyklos. Mes varom dabar šį pasivaikščiot. Nežinau kur. Kažkokį gerą bandysiu video nufilmuot. Kad paeitų. Laikus surinkčiau. Tai va. Žodžiu, palaikinkit mano video. Aš vakar kėliau vieną, bet... Ir Tas kalbėti. prenumeruokit mano kanalą. Žiūrėkit, mano va draugai. Paulius, Algė, Deimantas, Joris. Taigi, va, čia mano draugai. Kas yra? Palaukit, pauzę padarau. Tai jo, čia buvo mano draugai, va, Sajankė. Jorkė, Algė, Deimkė. Jo, tai varysim į Laisvės aikštę. Panašiai. Dar parką visur. Jo, varysim į Laisvės aikštę, į parką. Dar gal kažkur. Vėlia kur varysim? Nu jo, tiesiog varinėsim po miestą, po Panevėžį. Nepykit, kad aš tokiam šutinam miestą gyvenu, bet aš nekaltas. Varom čia? Okay. Palaukit, padarys pauzę, kol einu per perėją. Na tai štai perėjom saugiai. Pažiūrėkit mano bokščią. What the fuck? Blemo, manęs nesimato. Ai, aš esu antrokas, Pala ir jis antrokas. Bet tu jūs kažkur toks, blemo, aukštas. Aš pamiršau pasakyti, kad mes antrokai. Mano burnos nesimato, blemo. Tai žodžiu, žiūrėkit, Maksima yra žalias stotis. Man ranka šalo. Kažkada, prašau, prenumeruokit ir subscribinkit visus mano video. Nu ir mano. Nes aš nusipirksiu geresnį telefoną ir turėsiu geresnį. Jo, man dar reikės kompą. Galėsiu geresnis video. Ir aš įkelsiu šviesą video. GTA 5. Aš irgi GTA 5 kelsiu. Nu tai jo, mes kelsim video, žinokit, gerus, tikrai. Jo, jeigu jūs sumokėsite. Lol. Mum, žinot, kaip tai vyks. Bus kompanija kažkuri, norės išleisti reklamą. Nepykit, čia mašinas biškai važinėja. Kažkurias youtuberis pasikvies. Norime, kad tai būtume mes, nes pirmą kartą nors būsime reklamoje. Nu, karočiui, tai geras būtų. Šiandien buvo bugas, ryte įkeli iškrytas iš lovos. Aš rimtai čia sakau. Ai, buvo šeštadienio gražiausias rytas. Aš atsiguliu ant lovos. Aš žiūriu, aš ant kompo dėjęs galvą į tą klaviatūrą. Nu, taigi jo. Ir jeigu norit, galite su mumis žaisti visokius žaidimus, tik parašykite į komentarus, kokius tik norite. Jo, Bet Fortnite, GTA 5. Nu, per telefą. Bet galim lošti ir CS 1. O kaip parašyti? Counter-Strike 1.6 ir aš ją turiu, tai galim lošti. Gal netgi Susijunkit. Tai parašykite į komentarus, kai norėsite žaisti su mumis CS-ą. Parašykite į komentarus, kokiame serverį ar dar kur. Parašykite. Pasirašyti komentarus, koks tavo numeris. Aš parašysiu į descriptioną savo numerį, būtinai parašysiu. Nes šiaip bus gerai. Jo, please. Nes galės kažkas paskambinti. Ir galėsite suvesti mano numerį ir man paskambinti. Ir nesvarbu. O jo numerį irgi rasite aprašyme. Jo. Jam irgi galėsite paskambinti. Bus parašyta tavo channel, koks pavadinimas? Mano channel X-Fighteris. Tai gerai, X-Fighterio, ane? Nu. O pas mane reikės parašyti Prestaras. Jo kanalas yra Prestaras. Jo, aš Prestaras. Bet kai mes toli nuo mokščios nuėjom, Sitbumas, žodžiu, Panevėžys gražus miestas yra. Tikrai. Kas tu yra? Tu tas gini? Ai, vakar tai... Snaigės, snaigės pareina. Vakar ėjau... Nes dabar sninga, dabar yra žiema. Šalta. Šalta, labai šalta. Jo.
Kitą mėnesį mano gimtadienis, kovo 27. What the fuck? Reikės nupirkti dovaną. O tu dar jos nenupirkai? Aš nežinojau. Tu nežinojai? Tu nežinojai, kad mano gimtadienis fucking kovo 27? Nu. Ir parašykite į komentarus, kada jūsų gimtadienį. Būtinai kelsiu video per jūsų gimtadienį. Jo. Tik parašykite, kada jis bus. Jo. Ir mes labai norime išpopuliarėti. Gal mes išpopuliarėsim, kai mums bus koks 2 metų. Jo, dabar bėgam per gatvę. 18. Oi! Nubiškit tą pastumį. Žinai, kiek dabar tikrausiai metų? Kokie 18. Vėjavaikis, taip, tikrausiai vyresnis, turim tai. Vėjavaikis. Mano brolius, nes 2018 metai, tai galima sakyti 19. Padarau pauzę, kol perėsim per gatvę. Nu jo, štai perėjom gatvę. Pavyko. Saugiai perėjom. Ten autobusų stotelė. Ten ir. Tai tenai Algė važiuoja namo. Gal Pauliakas dar važiuoja kartais. Kažkada ten jūrą pamačiau. Nu tai jo vardas iš tikrųjų tikrovė yra Jūras. O tavo? Mano vardas tikrovė yra Oskaras. Bet mane visi vadino Oskar. Spėk mano šuns vardas. Nu ką reiškia mano šuns vardas sakė? Tai jo šuns vardas yra Sakė. Jo, ir aš spėk, ką tai reiškia. Nes tą Oskaras, ką tai reiškia? Oskaras reiškia Dievo jėtis. Sakė jaučia kažkokį kinišką daiktą. Nes jo šuo. Pasiduodi? Nu. Laimės žiedas. Laimės žiedas, what the fuck. Tai tavo šuo tipo kiauras dabar jau. Aš matęs jo šūnį. Bet mano Aš galėsiu kelti į Facebooką jo šuns nuotrauką. Jo. Jo. Tik parašy. O kaip tu vadina Facebookas? Mano vadinas Facebooko accountas Oskė. Blet, kaip gerai to būtų pasitaisyti. Arto friends, jį pakvieskit. Jo, pakvieskit mane į draugus ir aš jūs pakviesiu. Aš tada pakviečiu draugybės. Jūra Valaitė ir Jūra Valaitė, ne? Nes aš turiu 2 Facebooką. Nu tai aš pakviečiu tiesiog tave. Šiaip tai yra 2 Jūras Valaitės, a ne, vienas per kompą, gal jis neištisėti. Yra Grantas Valaitė, ne, Titas Valaitė yra. Titas mano brolis. Jo, bet Grantas nėra. Mano Tai jo brolis yra Titas. Jis turi 2 brolius, vienas 12-okas, kitas 9-okas. Aš irgi turiu 2 brolius, vienas baigė universitetą, kitas 3 kursis. Jo, aš jauniausias brolis. Mano vienam broliui 22 metai, kitam 20, man tik, man jau 9, galim sakyt. Man irgi 9. Nu jo, galim sakyt, mama vien po 9. Mano broliui gali sakyti. Nes man dar 8 iš Mano tikrųjų. broliui ne vyriausiai atsimenite Titą. Titas Valaitė, ne? Tai jam galima sakyti 17, bet jam dar 15. Nes jam 16, bet tik sueis. Nu tai, lol. Pavasarį. Best friend, my best friend, motherfucker. Žiūrėk, va taip. Yeah. Žiūrėk, atsiūk kamerą, blema. Plauksi man. Taigi vieną video darysim Laisvės aikštėje šitą, o kitą darysime parke. Fuck. Jis tik tai juokauja, nepykit. Blema, visur vaikščiosim. Blema, visur vaikščiosim. Aš galiu tik 15 minučių, arba trumpiau kelti video. Tai gerai, mes šiandien tik iki Laisvės aikštės. Jo, tik Laisvės aikštę pasifilmuosim. Jo. Dabar padarysiu pauzę, kol nueisim iki jos nesinai. Tik mes ir Va ten va tiesiai. Nebetol, bet vis tiek padarau pauzę. Žodžiu, va atėjom. Laisvės aikštė. Va, atvarėm. Laisvės aikštėj. Prenumeruokit, viską padarykit tiesiog. Jo. Nu jo, palaikinkit. Iš tikrųjų parašykit į komentarus, kokius video norit. Jo. Ir jam parašykit. Aš įkelsiu. Ir jam parašykit, nes jis irgi gali. Bele kokią. Nu, bele kokį kelsim. Bet išskyrus ant kompo. Jo, išskyrus ant kompo. Viską per telefoną.
Ir jeigu galit pasakykit, kaip normaliai telefoną, kad tą 5 reikia atsiųsti. Jo. Nes mačiau, visi youtuberiai siunčia. Blemba. Nu visi, atsisinčia tas GTA 5. Jo, yra. Na tai štai, einam į tą tunelį ir tenai užbaigsim, kaip ir. Jo, tenai baigsim. Reikia rodyti laiškus. Tai pažiūrėkite. Dabar biškį. Nu va, pažiūrėkit. Dabar prieisim prie plakato. Tad štai esam prie plakato. What the fuck? Kažkoks tai yra, sutikite, aviuką šoną, viščiuką, maištą bei volisą ir gromito protėvius. Oskaro laureato Nick Park filmas Dagas iš akmens amžiaus. Gen gerai skamba, bet grafika šudina. Nepykit? Bet pažiūrėk. Dubliuotai lietuviškai, bet grafika į lievą. Jo, pažiūrėk. Urvino genties nuotykiai, pažiūrėkit. Va. Ką iš plastelino nuliubdyti karvai. Nu, pažiūrėk. Durnius. Nu tai. Čia padaryti, nupiešti, bet šiandien piešti. Nu tai dabar mes varysim į tunelį ir ten baigsim video. Nu. Pasakyk, nori kažką rodyti, nori kažką. What the fuck? Matot? Vulkanas. Dabar einam tunelį ir tikrai baigsim. Nes man jau gan... Man ir išordžiai. Stabdyk ir baigi. Nu tai, va, plakit. Pabūtų kažkokia, ne? Žiūrėk. Na tai ką su jumis? Buvau aš X-Fighteris. Ir prie Stars. Ir ate.